Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Metas keistis. Ištrūk iš neigiamo mąstymo ir elgesio spąstų. Taip vadinasi Hani van Genderen, Gitos Jakob ir Lauros Seebauer knyga. Galvoti yra gerai, bet taip pat gerai yra veikti. Ši knyga labai konkreti, praktiška, papildomai pakrapštys smalsumą ne patiems, kam įdomi schemų terapija. Pakeisti savo gyvenime galime labai daug ką. Tam reikia žinoti 3 dalykus. Ką keisti, kaip keisti ir ką daryti. Ne, tai nėra taip paprasta, kaip galima suspausti į šį sakinį, bet tai sakau todėl, kad netaip retai žmonės sustoja ties kurie vieno ir nebepajuda, lyg būtų užburti. Pasiremsiu medicininėmis analogijomis. Svarbu viskas ir įvardinti, kokius trūkumus ar žaizdas paliko mums patirtis ir suprasti, kas yra vaistai, o kas tik maskuojantis tvarstis ir galiausiai suprasti, kokia terapija padės geriausiai ramybė ar nusaikus judėjimas. Geriausius kloties šioje kelionėje, kuriai tokia knyga gali tapti puikiu pagalbininku. Hani van Genderen, Gita Jakob, Laura Seebauer, Metas keistis. Norisi vidinio balso melas ir tiesa. Jei norisi kokio nors konkretaus maisto produkto, kažko tokio dažnai ilgesingai sako į atidarytą šaldytuvą atidžiai spoksantis tūlas žmogus. Tai organizmui trūksta kokių nors maisto medžiagų, sako nerašyta liaudies ir žurnalo išmintis. Neišimtis ir visi nevertingi produktai bei patiekalai, pyragėlių, saldainių, gazuotų gėrimų ir kitokių panašių beverčių daiktų norisi, nes kabutėse organizmui trūksta cukraus. O jeigu pasakai energijos, tai tiesa ir išrišimas jau garantuoti. Taip, aišku, kad ne. Aišku, kad ne, tikiuosi ironiją ir atpažinot. Potraukis tam maistui, kuriame yra trūkstamų medžiagų, iš tiesų yra būdingas ir žmonėm, ir kitiem gyviem organizmam. Bet gana ankstyvoje vaikystėje dauguma žmonių supainioja savo smegenis taip, kad ši prigimtinė savybė negrįžtamai paskęsta ir nutyla. Tarp hormonais apdovanotų saldumynų valgymo atvejų, įpročių, tėvų darželių ir mokyklų diktuojamų meniu ir kitų atvejų, kai maisto pasirinkimas buvo neįmanomas. Valgymo režimas naikina ir galimybę išgirsti ir sureaguoti į tikruosius alkio signalus. Valgome tam tikrų metų nepriklausomai nuo to, ką dieną valgėme, kiek judėjome, kaip jautėmės ir kitų skirtingą alkio lygį lemiančių dalykų. Intuityvaus valgymo filosofija skelbia, kad vėl išmokus klausytis vidinio alkio balso ir išmokus jį atskirti nuo netikrų įpročių, priklausomybių ir apdovanojimų suformuotų norų valgyti nevertingą maistą, nereikės jokių kitokių dietų, taisyklių, normų, kalorijų lentelių ir viso kito kabutėse mokslo. Pagrindinės intuityvaus valgymo nuostatos yra tokios. Besąlygiškas leidimas valgyti, kai juntamas alkis, valgyti galima viską, ko norisi. Valgoma dėl fizinių, o ne dėl emocinių priežasčių, tai yra dėl alkio. Tik vidiniai alkio ir sotumo signalai diktuoja, kada pradėti ir kada baigti valgyti. Bei jeigu jums pavyks, knygyne rasit knygą Intuityvus valgymas lietuvių kalba, jei ne, labai raginu paieškoti skaitytų knygų tarpuose arba bibliotekose. O kai kitą kartą norėsi skrudintų bulvyčių, pigių burgerių, Coca-Colos, snikeriuko, guminių meškiuko ar ko nors panašaus, pagalvokit, kuris iš vidinių balsų tai sako. Ir ar yra kokia nors priežastis, kodėl jūsų organizmui reikia bet kurios iš šią raidę prasidedančių medžiagų. Nesu tikra, ar mūsų maisto rinkodara aktyviai dalyvauja šiame judėjime, bet kitų šalių tyrimuose tai tikrai ne naujiena. Maisto produktų žymėjimas vadinamosiomis švarios etiketėmis arba clean food. Tai natūralus, sveikesnis, ekologiškas, tradicinis, pažįstamas maistas. Šis konkretus tyrimas yra iš Portugalijos. Švarių sausainių ir majonezo skonis buvo vertinami kaip prastesni negu įprastinių produktų. Tačiau ketinimas vartoti švarius produktus buvo stipresnis visų 9 tirtų produktų atveju, ypač kalbant apie kumpį ir jogurtą. Ketinimas pirkti švarius produktus irgi buvo stipresnis visiems 9 produktams, ypač kumpiui, neforminiai duonai, dešrelėm ir jogurtui. Švarų maistą labiau buvo linkę rinktis aukštesnio išsilavinimo ir sveikiau besimaitinantis dalyviai. Nekontroliuojamas valgymas tai valgymas ne iš alkio, ne dėl emocinių priežasčių, bet negebėjimas sustoti valgyti, nors juntamas ne tik sotumo jausmas, bet ir diskomfortas.
Tam tikra prasme tai irgi savęs žalojimo elgesys, sukeliantis ir trumpalaikės, ir ilgalaikės žalos, todėl nuolat tyriamas. Šiame tyrime buvo nustatyta, kad nekontroliuojamas valgymas yra susijęs su impulsyvumo asmenybės bruožu, o emocinis valgymas ir ribojamas valgymas su impulsyvumu nebuvo susiję, tik nekontroliuojamas. Nekontroliuojamas valgymas taip pat buvo susijęs su polinkiu elgtis rizikingai. Galiausiai nekontroliuojamas valgymas buvo susijęs ir su polinkiu į naujoves. Tai jokių būdų nereiškia, kad jei nekontroliuojamai valgote, tai gyvenime reikia mažiau rizikos ir mažiau nuotykių. Tačiau tai rodo, kad problemas keliantį elgesį ir naudingą elgesį sieja tie patys pamatiniai procesai. Tai taip pat reiškia, kad jei esate impulsyvūs, mėgstate riziką ir nuotykius, turite didesnę riziką nekontroliuojamą valgyti, todėl į tai verta atkreipti daugiau dėmesio. Kažkada kalbėjome su pažįstamai iš užsienio, juokėmės, kaip mes vertiname obuolius. Oi, nepirksim olandiškų. Oi, pirksim tik olandiškus. Nes vienu atveju jie užsieniniai, suprask blogesni, o kitu atveju jie yra vietiniai, suprask geresni. Nors obuoliai tai lygiai tie patys. Nežinau, o jūs perkat lietuviškus obuolius tik dėl jų tautybės? Šio tyrimo rezultatai rodo, jog maistas, kuris rinkodarinėje komunikacijoje pristatomas kaip vietinis, tai yra nuo jos skiria mažas geografinis atstumas, yra dažniau pasirinkamas. Bet jeigu jos parduoda vietinis sodininkas ir jis yra pažįstamas asmeniškai, tai yra nuo jos skiria mažas socialinis atstumas, tai pirkimo tikimybė dar labiau didėja. Daug negalvojant, tai tikrai matomas reiškinys su mums žinomais ūkininkų turgumis, su prekiamis tiesiai iš ūkio į namus, o jau kai pagalvoju apie moteriškę, pas kurią 14 metai perkam daržovės turguje, tai daugiau jokių įrodymų ir nebeieškau. Tai aišku, kad mieliau perkam pas ją. Kyla tik klausimas, kodėl nepavyksta visko pirkti iš pažįstamų. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje, Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.